Iš tikrųjų sunku pasakyti, kas pakišo koją, bet gal kelionė šiek tiek tas nuovargis toksai, bet išėjom pirmą kėlinuką, atrodo viskas kaip gerai žaidėm, mes viską, bet galų galę antram kėlinį prasileidom kelis įvarčius, gavom daug baudos minučių, trečiam kėlinį jau buvo labai sunku iš tikrųjų vytis prieš tokią komandą. Stengiasi, kažkur pritrūko žingsnio, kažkur pritrūko kelių centimetrų metimo į vartus, kad būtų įvartis. Ir taip išėjo. Bendrai Baltarusijos čempionate pasirodėm neblogai. Gaila, kad nepavyko pakovoti dėl medalių, dėl pirmos vietos. Aš manau, kad mes esam geresni ir mes buvom verti žaisti finale ir net laimėti šitą čempionatą. Komanda buvo turbiškai užsivedusi ir visą tą seriją ir mums daug sunkumų tos dvi rungtynės praloštos pratęsime. Nežinau, aš tikėjau, aš ir dabar dar tikiu, atrodo, kad pergalėme, bet jau viskas baigėsi. Tai yra, kaip bebūtų, tai geriausias pasiekimas yra Baltarusijos lygui klubo Energijos, toliausia nueita. Tai matomai, kad reiks dar dirbti, kad pasiektumėm tą tikslą, kurio mes norim. O šiandien apibendrinant rungtynės, nesužaidėm taip, galbūt nebuvom antiek žvėriškai alkani, kai mes buvom namuose rungtynėse ir tai nulėmė. Prieš šitą komandą negalima laimėti neįmanomų rungtynių, nepelnant 3-4 įvarčių. Šiandien tai ir atsitiko. Mes neįmušėm, jie įmušė ir tiesiog palūžom, nepavyko niekas, puolėjai nesukūrė tą, ką gali mūsų puolėjai sukurti. Ir tiek.